Gerą dieną visiems žiūrintiems, sveiki sugrįžę į Šveicariją, kur nori nenori, bet tokie nuostabūs vaizdai priverčia lūpų kampučius pakilti aukštyn. Šį video norėčiau pradėti su Jurgos Ivanauskaitės žodžiais. Kūnas tai skrenda lėktuvais, važiuoja traukiniais, bet siela visada eina pėsčia. Tai va, kai kur nors nukeliauji, reikia laukti, kol siela ateis pėsčia. Ir tada jau tu iš tikrųjų pradedi būti. Reikia laiko. Labai nuostabus man šitie žodžiai ir tiesa ta, kad tik antros savaitės vidury aš iš tikrųjų pradėjau būti. Niekur nebeskubėjau, viskuo grožėjausi ir atrodo, kad tik dabar siela atėjo pasigrožėti šiais vaizdais kartu su manimi. Bet, kad nebūtų čia jau taip viskas rimta, pamėginsiu pavaizduoti savo reakcijas važiavimo metu. Atsimenat, sakiau, kad neturiu mikrofono, kuris veiktų prijungus prie kameros. Tai maždaug taip aš į viską reagavau. Posūkis. Kai gražumo. Kodėl čia tas vanduo tokios spalvos? Čia kad kalnai, kad aukštai, reiks pasiskaityti čia apie tai. Bet kai gerai atrodo. Ne per greitai, kai žinai čia truputį. Ne, gerai, matos viskas priekį. Užtvanka. Gerai atrodo. Ai, tiesiog. Gal sustočiau biškį pasižvalgyti. Ai, tiek to. Važiuojam toliau. Kaip nuostabiai atrodo. Kaip norėčiau, kad Lietuvoje būtų tokių. Viskas gerai Lietuvoje, tik kalnų trūksta. Posūkiukas. Kai gerumo vaizdas atsivėrė. Kaip gerai atrodo. Eina savo. Vau. Reiks sustoti pasižvalgyti. Kur aš čia nuskubėsiu? Tie čia blyksi, kas ten avarija priekyje. Ranką mojuoja. Gerai, nusimetam greitį. Pasižiūrim, kas čia bus. Viskas aišku. Ačiū, kad įspėjot. Ačiū. Kaip kalnai gerai atrodo. Nenoriu iš čia važiuoti niekur. Gal apsisuk dar kartą visą tą trasą pravažiuoti. Bet ne, dar yra tiek daug pamatyti. Kalnų viršūnėse gerai, bet ant žemės dar geriau. Ir vanduo normalios spalvos neišsidirbinėja, ir mašinų išmetamos dujos reikiamo lygio. Kas dar man įstrigo šitoje kelionėje, tai yra dviratininkai. Jie į tokius kalnus įmina, man kartais protų sunkiai suvokiama. Bet aišku, ir kultūra čia yra labai gera šituo klausimu. Nieks ten jiem nepypina, tiesiog ramiai apvažiuoja. Aišku, daugybė vietų jie turi savo linijas, savo juostas, kur gali saugiai važiuoti. Be abejo, ne visur, tikrai kalnuose nepadarysi visur, kad jie turėtų savo juostas. Bet šiaip viskas neįtikėtinai gerai išvystyta. Kaip ir čia, važiuoju į kalną, čia labai ilgai važiavau į kalną ir dviratininkai tiesiog mina. Šiaip stengiuosi dažniausiai kuo plačiau apvažiuoti, čia gal nelabai pavyko, bet yra kaip yra. Tai dabar aš ten sustosiu viršui
pasigrožėti vaizdais, pasižiūrėti navigaciją ir ten viskas gerai suvesta, geriau pasitikrinti yra. Ir jie pravažiuos, bet jie labai smagiai pravažiuoja, ten kažką garsiai kalbėdami, šūkodami, besidžiaugdami. Tai galvoju pasidalinsiu ir šito momentu, kur atrodo jie turėtų būti pervargę, bet matomai taip nėra, matomai turi energijos. Na, o dabar keliamės į Austriją, į aukščiausią Europoje asfaltuotą kelią, kuris vadinasi Otzal-Glossier kelias. 100% blogai ištariau, bet, ką man dabar padaryti? Šiaip kalbus klina, kad Prancūzijoje yra kažkur dar aukštesnė vieta, tai čia aš jau nežinau, dėl tų kelių metrų nesu tikras, bet koksgi tai skirtumas. Nuotykis yra nuotykis ir keliamės būtent į šią dalį. Taigi, kaip matom, čia jau gamtos nėra labai daug. Aš nedėjau viso kelio nuo pat pradžios, nes šitas pakilimas į kalną buvo labai aukštas, tačiau arčiau viršūnės. Ir gamta jau tokia tykesnė čia, taip atrodo viskas ramu. Ir be abejo matysim keletą dviratininkų, kurie bepročiai yra į gerąją prasme. Ir važiuojam pirmyn. Baisiausia šitam kelyje tikriausiai buvo šitie U formos posūkiai, nes jie yra statūs ir reikia juos imti pakankamai siaurai. Na, šiuo atveju mačiau, kad mašinos nėra, galėjau sau leisti išvažiuoti į priešingą eismo pusę. Bet tokie apsisukimai, nors aš juos ir padarau, bet kažkaip viduj nesijaučiu labai gerai. Tai grįžęs treniravausi čia tuos posūkius, tam, kad ateityje nekiltų problemų, nes tikrai esu matęs video, kur motociklininkai tokiose vietose parkrenta, ypač jeigu iš priešais atvažiuoja kažkokia tai didesnė mašina, autobusas arba kaip čia sunkvežimis. Ir labai lengvai galima pasimauti ant tokių dalykų, atrodo lygioj vietoje. Keliaujam į patį viršų. Tikrai galvoju, kad bus daugiau eismo, kad bus daugiau motociklų, kad bus daugiau žmonių, bet kažkodėl šita vieta tokia neįtin populiari pasirodė. Na, štai čia atvykimas ir toliau matysit video, juodai balta padaryta, iš telefono filmuota. Nežinau kodėl, bet labai gal nuo sniego atsispindėjo saulė ir tiesiog atrodo visas vaizdas labai šviesus, tai geriausiai, ką sugebėjau padaryti, juoda balta, kad bent kažkiek matytųsi. Tai keliamės į tą aukščiausias taškas. Ir niek nėra aplinko. Nu, aukšta. Beje, nausieltai užgulė. Koks šitas vaizdėlis. Tep maždaug. Mata pirda. Nice. Viens pats, niek ne. Verta. Gaila neturiu. Lietuviškai lipdok, užklijaučiau čia. Netur tai netur. O, gal į kur man. Kinė kažkino. Nerek. Ne, nėra lietuviškai. Gaila. Gaila, kad ir aš neturiu. Pasižymėti, kaip sakant. Motoguris užsiklijautų čia savo lupt. Kudė nėra, guris tavo lipdok čia. Kudė nėra. Toks įkeliautas matyt.
Jeigu lipdok neužsiklijava, reiškia, nėra tais nekeliava. Nėra. Toks įkeliautas. Liaudės patarlė byloja, kad kas pakyla, tas turi ir nusileisti. Tai leidžiuosi nuo kalno, grožiuosi vaizdais, jums duodu sugreitintą variantą, nes suprantu, kad visą laiką žiūrėti į motociklą priekį gal nėra labai smagu. Na, čia sustoju dar pasigrožėti paskutinį kartą iš šitos vietos vaizdais ir pasimiršta viskas, nes buitis yra irgi važiuojant motociklu. Žiauriai skauda užpakalį nuo važiavimo ir kažkaip būna ir per skausmus tenka pavažiuoti. Bet kai matai tokius vaizdus, viskas pasimiršta, sėdi ir toliau važiuoji. Geros emocijos viską atperka. Tai nes buvo prastai miegota, prieš tai naktį buvo siaubinga audra, čia kaip matot įspėjimas atėjo į telefoną, truputį ne centre miegojau, bet visą naktį žaibavo, lyjo ir ta kelionė į šitą vietą, jinai tokia buvo su tokiu irzuliu, toks kai truputį neišsimiegojęs. Šitoj vietoje jau aš visiškai prabudęs, geros emocijos tikrai matyt, kad atgaivina mintis ir tave pažadina. Na, o čia Vidmanto motociklas, kuris taip kelionės ir nepabaigė, sugedo taip, kad detalės būtų reikėjo laukti 5 dienas, todėl teko taip traliukę vežti namo, o pačiam Vidmantui skrist su lėktuvu namo. Labai gaila. Šiaip čia epizodas vertas atskiro video, tik gaila, kad neturiu vaizdo medžiagos. Tai labai gaila ir liūdna, bet aš tikiu, kad dar bus grįžta į šias valstybės, Vidmantai. Tikiu, kad grįši. Ir čia jau susijungiame su Dovydu vėl. Statom palapinės, nuotaikos ne pačios geriausios, nes esam dviese, trūksta vieno žmogaus, bet kelionė tęsiasi. Na, o čia jau kita diena. Kaip matom, būna ir karvyčių ant kelio. Lietuvoje tokių dalykų nepamatysim jau. Bet jausmas įdomus. Atrodo, Austrija, valstybė išsivysčiusi aukštumoj, bet karvytės ant kelio gaunasi. Tai toks visai juokingas momentas, pakankamai mielas momentas. Va, matom, dviratininkas mina. Aš juos paminu, nes jie labai įstrigo. Karvytė, Dar viena karvytė. Nu ir tu važiuok čia kažkokiu greitu tempu, ane? Kai karvės gaunasi. Na, o šitą keliuką įdėjau ne tik dėl to, kad karvės parodyt, bet ir parodyt, kad ne visur tie keliai tokie jau įspūdingai geri. Yra ir tokių, bet vaizdai vis tiek gražus. Vaizdai atperka. Čia mašinytė laukia praleisti priekį, nors vietos pilnai pakanka prasilenkti, bet nieko. Ir ne tik kalnai didžiuliai, ne tik kiti įspūdingi vaizdai, bet ir tokie keliukai teikia džiaugsmą. Faina tokiais važiuoti yra. Labai labai patiko man Šveicarija, labai labai patiko ir Austrija.
keliamės į vieną įspūdingiausių kelių, kuriais esu važiavęs, tai yra Glossgokner kelias. Austrijoje įspūdingas kelias, kuris atrodo maždaug štai šitaip važiuojant. Ir čia taip atrodo iš viršaus. Ir čia tik maža dalelytė. Daugybę laiko ten taip pat vingiuojasi. Tai aš jums dabar parodysiu sugreitintą variantą. Per kelias minutės jūs pamatysit valandos su pusę kažkur tokį važiavimą, kilimą į viršų ir įvairius posūkius ir be abejo kalnus ir gamtą. Ir čia turim kliurką. Va taip nusiritau nuo motociklo. Pakankamai toks komiškas momentas. Bet yra kaip yra. Iš tiesų čia per video nelabai matosi, bet ten buvo pakankamai statu ir su dešinė koja aš visiškai nepasiekiau žemės. Ir kada jau motociklo svoris pakrypo į tą pusę, nebesugebėjau sulaikyti to dalyko. Tai neapsisprendimas, kur stoti, vairo palikimas susuktas į dešinę pusę, būtent į blogąją pusę, tai yra kur yra nuokalnė, lėmė tai, kad taip gėdingai nuvirtau šitoj vietoje. Na, bet yra kaip yra, iš klaidų reikia pasimokyti, pagalvot, kodėl šitaip atsitiko, irgi miego trūkumas, ilgai važiavom. Na, o čia viskas gyvai, reakcija gyva. Žmonės, kurie mane pažįsta, žino, kad aš nesikeikiu, bet nuvirtus buvo būtent tokia reakcija. Būtent šitaip sureagavau, net pačiam juokingai, žiūrint, kad tai buvo pirma reakcija. Nesiteisinsiu per daug. Čia vaikai rodo, kad reikia pagazuot. O kai vaikai rodo, kad reikia pagazuot. Toliau. Čia Dovydas nusprendė biškį taip pasimaivyt, bet iš tikrųjų čia nepasimavimas yra. Man labai patiko šitas momentas, nes tokia laisvė keliaujant ir vat noriu padaryti kažką ir darau. Ir aš tai taip nemoku. Bet labai patiko šitas momentas. Laisvės ir darimo, ko noriu tuo metu. Na, o čia jau nusileidimas žemyn. Autobuso vairuotojas šitoks buvo įdomesnis, nei vieno nenorėjo praleisti, reikėjo naklai brautis. Bet ir šiaip, juk sutiksit su manim.
kažkokia įtampa yra, kol neaplenkia autobuso vairuotojo, klevo lapo ir mokomosios, ne? Privaloma aplenkti šitos dalykus, nes kitaip kažkaip, neramu širdį yra. O kai aplenkė, taip atrodo, prašviesėja visur, ne? Taigi, šitos atkarpos aš jau nebekarpysiu, tai yra nusileidimas žemyn. Visiškai nebeturėjau galinių stabdžių, buvo perkaitę, turėjau tik priekinius stabdžius. O yra ženklų šitose vietose, kurie tiesiog klausia, ar su stabdžiais viskas gerai. Tai aš taip pakankamai ramiai, atsipūtęs, vairavau, leidausi žemyn. Autobusas, kurį aplenkiau, matyt, kad užblokavo daugybę žmonių už savęs, nes nei viena mašina, nei vienas motociklas manęs neaplenkė. Tai arba labai stipriai užblokavo kelią jisai, neduodamas aplenkti niekam jo, arba aš gal visgi pakankamu tempu vairavau, kad nieks manęs nepavijo. Bet čia nėra didelio skirtumo. Esmė tame, kad visas kelias buvo mano ir tik mano. Galėjau vairuoti kaip noriu, galėjau važiuoti kokiu noriu tempu. Fantastikai. Ir būtent šitoje atkarpoje kilo vėl įvairiausių minčių apie keliones, apie savo vidinę būseną. Ir vieną žinau tikrai, kad tuo momentu aš jaučiausi laimingas. Labai laimingas. Laisvė, gražūs vaizdai. Žinau, kad kartojos, bet visa tai buvo aprėpę mane ir iki pat dabar aš labai taip puikiai atsimenu ir atrodo, kad tame ir gyvenu ir norisi grįžti į tą momentą. Čia aš tai toks vienpusis tunelis. Niekad nebuvau tokio važiavęs, tai nusprendžiau, kad pasidalinsiu. Toks keistas jausmas ir motociklai gerai skamba tuneliuose. Tas garsas pasiskirsto, tai paliko įspūdį šitas irgi. Ir kai manai, kad nieko gero jau nebeįvyks kelionėje, nes suki link namų, nuo kalnų, į vietas, kur jau jų nebebus, atsitinka štai toks momentas, kada pamojuoji traukinyje sėdintiems žmonėm, jie tau atmojuoja atgal ir visi šypsosi. Ir prasideda tokios savotiškos lenktynės su traukiniu. Aišku, mes čia labai neišsidirbinėjom, nes už viršytą greitį +1 girdėjom, kad yra 50 eurų bauda. Tai lenktyniavom, bet su protu, taip sakykim. Ir labai smagus momentas. Atrodo, kaip gali būti toks atsitiktinumas, kad štai mes važiuojam ir traukinys mus palydi.
mus palydi šitos valstybės. Dabar mes jau traukiam link Čekijos. Ir magiškas momentas, sukėlęs šypseną ir pakėlęs nuotaiką. Pasiekėm Čekiją. Na, o Čekijoje nelabai kas gero įvyko. Mes nelabai ją ir laiko skyrėm. Nelabai ir šansų suteikėm. Tai keletas momentų, kurie buvo įdomesni. Čia priešais avarija buvo, čia ne mum, mašinos traukėsi, o kad greitoji pralystų. Čia greitkelis. Tačiau mes važiavom vis tiek į priekį po biškį. Jeigu bus kažkas iš galo pravažiuos policija ar greitoji, tai be abejo mes pasitrauksim, veidrodėlių žiūrim. Ir visada taip važiuojant yra baisu, kad prieki bus motociklas. Nes greitkelį pamatyti nutrenktą motociklą mintis ne pačios geriausios. Nors čia avarija buvo irgi pakankamai nemaža. Galim pamatyti, visas priekis sudaužytas. Na, tikiuosi, žmonėm nieko nenutiko. Čia dar vienas El Clasico, kuris vyksta visame pasaulyje. Tai buvo vienas įdomesnių dalykų Čekijoje. Na, pasiekėm Lenkiją. Ir čia pravažiavom pro Varšuvos patį centrą, vidurį ir kelionė jau baiginėjasi. Daugiau nelabai aš ką filmavau, nes vėl labai stipriai lyjo. Grįžom su žaibais, su perkūnija. Kaip išvažiavom, realiai taip ir grįžom. Grįžęs pyliau vandenį iš batų ir buvau kiaurai šlapęs. Tai tokia buvo kelionės pabaiga ir vėl saugant kamerą aš tų dalykų nenufilmavau, kad ir kaip gaila bebūtų. Dėkoju Vidmantui, dėkoju Dovydui už kompaniją. Taip pat ačiū visiems žiūrėjusiems. Kiekvienas nuotykis kažkada turi pasibaigti.